Taip pat norėčiau kreiptis į žmonės, kurie esą patyrę neteisybę ir aplaidų institucijų bei teismų darbą, kurie sumokėjo tikrai nemažus pinigus advokatams, kadangi mes tai žinome, jog advokato ir teisinės išlaidos kainuoja šiais laikais brangiai ir pinigai ant medžių neauga. Taigi, prašome, galite kreiptis, kiek bus įmanoma ir kiek bus galima padėsime, atsižvelgsime į kiekvieną atvejį, įsigilinsime į tai ir išspręsime jūsų problemas. Tikėsimės jūsų palaikymo ir aš manau, kad tas laikas, kai buvo ir vyko savo valdžiavimas, įstatyminės tvarkos bei neteisingo požiūrio į teisingą teismą laikas praėjo ir paprasti žmonės turi nugalėti ir gauti savo teisingumą. Nebereikalo mokame mokesčius, nebereikalo renkame Seimo narius, atsakingus vadovus. Taigi, manau, tai yra mūsų pareiga, mūsų atsakomybė, mūsų pasirinkimas. Taigi, manau, mes pasieksime savo.